Sveiki bičiuliai, seniai nesimatėme. Štai čia aš dabar gyvenu Bühlertalis, vadinasi miestelis. Šiandien yra balandžio 6 diena, o mes su jumis šiandien keliaujame štai į šitą kalvą. Eisime ganėtinai toli, kažkur šiandien planuoju apie 20 km nueiti, todėl neperjunkite kanalo, parodysiu jums kai ką labai įdomaus, dėl ko ir filmuoju šitą video. Kągi, keliaujam. Pažiūrėkite, koks upelis teka. Ir šitas upelis teka palei namą. Ten, kur gyvenu, jeigu langą arba duris balkoną pradarai, tai pastoviai toks užesys. Šiaip labai gerai yra užmigimui toks fonas. Ir šiandien labai graži diena. Aš aišku su kepure, nes dar plaukai tiek neužaugo, kad galėčiau susirišti juos va taip į galą. Todėl kol kas einu su kepure, jeigu labai sušilsiu, nusiimsiu, pamatysite, kaip dabar atrodo mano plaukai. Štai, bičiuliai, pažiūrėkite, kaip susitinka naujos technologijos su senom. Pažiūrėkite, kokios įdomios lempos. Matote, tokie šviestuvai. Iš tikrųjų nemačiau, kaip jie šviečia, ar jie iš viso veikiantis yra, nes jau nauji sudėti, šitie nauji tai tikrai šviečia. Pažiūrėkite, kokie gražūs čia darželiai padaryti. Visokiausių gėlyčių man nepažįstamų tulpės yra. Ir štai toks keliukas. Matosi, jau dviratininkai važinėja, bet čia labai kalnuota vietovė, todėl dviračiai pagrinde yra elektriniai visi. Aš ir pats dar nebuvau išvažiavęs, bet tikiuosi, kad bus šiek tiek šiltesnės dienos. Šiandien pranašaujame apie +14 kažkur laipsnių. Tai šiandien tik tais pasivaikščioti. Tikiuosi, kitą savaitgalį bus apie 20 ir galėsiu jau dviračių pavažiuoti šiek tiek toliau. Mums reikia pereiti dabar į kitą gatvės pusę ir mes kilsime kažkur čia. Dar šiek tiek norėčiau papasakoti apie patį Bühlertalį. Yra toks nedidelis miestelis, jisai kaip rajonai pas mus yra, tai va Raštato rajonas yra, kažkur apie 8000 gyventojų. Ir yra mokykla ir ten toliau yra darželis. Dar prie darželio mes prieisime, parodysiu, kaip atrodo darželio kiemas tokioj kalnuotoj vietovėj, kas mums yra šiek tiek neįprasta. Atvažiavus iš lygumų, iš vidurio Lietuvos, kur labai mažai kalvų, tai man tai taip neįprasta labai. Priėjome darželio kiemą, pažiūrėkite, kaip viskas atrodo. Štai čia yra įėjimas, prašo suaugusių kartu neeiti su vaikais. Vaikai čia nusileidžia ir pažiūrėkite, koks įdomus dalykas, žaidimo aikštelė, kaip padaryta. Irgi, kad vaikai tikriausiai priprastų prie šitų staigių tokių nuolydžių. Ir va čionais jie gali žaisti. Yra ir toks kalniukas, norėčiau nučiuožti iš tikrųjų. Bet štai, va čia yra vaikų žaidimo aikštelė. Ir aišku, jie turėtų kažkaip labai saugiai čia žaisti, nes labai lengva nusiridenti. Nežinau, ar kamera perteikia, koks yra staigus nuolydis čia, bet labai stačiai, labai. Tai va, toks darželis yra Bühlertalyje, o mes einame toliau. Iš tokių neįprastų vaizdų, tai automobiliai balkonuose, toks išnešimas padarytas ir štai įvažiuoja. Kai kur labai sudėtingas privažiavimas yra prie namų. Jeigu pamatysiu, tikrai jums parodysiu, kaip atrodo įvažiavimas, kur reikia nusileisti žemyn, o paskui atbulinė eiga dar ir išvažiuoti iš ten. Jeigu kažkur paklius tokia vieta, tai būtinai su jumis pasidalinsiu. Kaip sakoma, namo statybos prasideda nuo pamatų. Ir kokie geri bus pamatai, toks geras bus ir namas. Esu matęs įvairiausių pamatų, bet tokių didelių pamatų dar nesu matęs. Čia yra pamatai namo. Kadangi yra ganėtinai didelis pastatas, tai štai iš tokių akmenų sumūryti pamatai. Ir greičiausiai padaryta kažkokia aikštelė. Ir tada jau pastatytas namas. Kągi, bičiuliai, pažiūrėkite, kaip dėl vietos trūkumo
tenka parkuoti automobilius. Štai taip jie įvažiuoja ir paskui atgal turi išvažiuoti. Aišku, jeigu daug automobilių yra, tai tenka ir taip prisiparkuoti. Šiek tiek sukaitau, nes nuolat pakilimas į viršų yra. Šiek tiek netgi prasisegiau. Štai kaip atrodo namukai visi. Nu, labai fainai iš tikrųjų. Jeigu iš čia matosi, ten aukštumoje yra toks pastatas, greičiausiai viešbutis. Mes greičiausiai iki ten daeisime šiandien. Ir iš ten aš pafilmuosiu jau į apačią, pažiūrėsime, kaip atrodo visas miestelis ir miestelio apylinkės. Beje, Povilas pasistatė mašiną čionais. Mano draugas nieko nesakė, atvažiavo ir net nepranešė man. Nu nieko, atvažiuosiu aš pas jį į svečius. Kitė jau tikras pavasaris. Čia labai panašu į rododendrą. Štai kažkokia vyšnė ar dar kažkas. Čia vat obelis arba kriaušė. Labai gaivus oras. Labai kvepia vat žiedais. Ir pažiūrėkite, šuniukas guli. O iki čia aš galėjau neiti pėstute. Aš kažkur nuo namų dabar esu apie 1,5 gal kilometrą. Yra tokia vat aikštelė, kur galima atvažiuoti automobiliu, pasistatai ir tuomet toliau eini. Bet galima dar ir pakilti dar aukščiau, apvažiuoti ir tada jau leistis žemyn. Labai įdomu būtų paėmus dviratį, kad kažkas nuvežtų į viršų ir nusileist kokį 10 km. Čia visiškai sušilau, jau nusirengiau striukę. Štai kiek automobilių šiandien yra Velykų paskutinioji diena, nežinau kaip ten skaičiuojasi, antroji diena. Tai visi žmonės važiuoja į gamtą, ypač tokių gražių oro. Ten apačioje matote upelis teka. Labai faina iš tikrųjų. Ir štai vat pro šitą kelią galima atvažiuoti netgi iki šitos aikštelės. Praeitą kartą, kai čia buvau, čia buvo 2 automobiliai. Dabar matote, kiek žmonių. Ir dviratininkai važiuoja. Na, ten, kur mes šiandien einame, ten dviratininkų tikrai nebus, nes ten nepravažiuojamas keliukas. Sustojau šiek tiek atsipūsti, mums dar ganėtinai aukštai kilti, netgi iki ano pastato ir aukščiau. Šiandien keliausime, bet vat pamačiau elektrinę tvorą, elektrinį piemenį. Čia nėra tarpo, tai greičiausiai ir gyvūnų jokių nebus. Nors būtų įdomu pamatyti, kasgi čia gali ganytis, ar kažkokios ožkos, ar avis, nežinau. Bet va padaryta tokia teritorija, kur jos gali pavaikščioti ir pažnaibyti žalytį. Ten apačioje matote eina takelis, kur visi žmonės ir vaikšto palei upelį, bet nesu tikras, ar jisai veda į tą vietą, kurią aš jums noriu parodyti. Todėl šiandien nerizikavau, einu jau pažįstamų keliu. Ir mes būtinai nueisime į tą vietą, kurią jums noriu parodyti, neperjunkite kanalą. Ant tvoros pamačiau ir lentutes, maitinti draudžiama ir matosi, kad yra tikrai ožkos, tik dabar jų nesimato, gal kažkada atves. Jeigu dar kada nors čionais eisiu, būtų įdomu pažiūrėti, kaip jos čia laksta per šitos kalnus, nes esu matęs daug vaizdelių su ožiukais, labai fainučiais tokiais. Kągi, aš būtinai pažiūrėsiu, ar einant atgal aš galėsiu patekti į šitą taką, kur žmonės visi vaikšto, ir mes tada grįšime su jumis atgal būtent šituo taku palei upelį. Labai fainas iš čia atrodantis keliukas. Štai irgi yra ir soliukas, kur atsisėsti. Ir labai fainas upelis toksai. O štai čia matote, kokio didumo yra krūmai. Čia greičiausiai mėlynių krūmai arba girtuoklių. Aš jų nelabai ir skiriu. Žinau, kad girtuoklės lygtais yra šiek tiek pailgos, o mėlynės yra štai tokios. Ir jau matosi, kad jau mezgasi žiedeliai. Pažiūrėkite. Nežinau, kiek jums matosi, bet panašu, kad čia bus nemažai mėlynių.
būtų smagu čia atvažiuoti ir vidurvasarį, kad šiek tiek mėlynių paragauti vietinių. Priėjome vieną namuką. Čia ne tas namukas, kurį mes matėme ten iš apačios, bet vėl grįžtame į civilizaciją. Vėl pamatėme asfaltą. Ir kas įdomaus, kas užkabino mano žvilgsnį šitam namukė, matote, gelsva tokia siena ir apkalta žviniukais. Labai įdomu, ar tie žviniukai yra to šiferio, vadinamo vokiškai, ar mediniai žvinukai. Labiau panašu į medinius žvinukus ir nudažyti iš viršaus, bet tokia kaip drakono oda. Drakono arba gyvatės oda. Labai fainiai atrodo. Tai, bičiuliai, mes jau atėjome į kitos vietos, kurią norėjau jums parodyti. Pažiūrėkite, kokie akmenys ir kokie kriokliai. Mes lipsime dabar į patį viršų. Ten pamatysime dar daugiau, dar didesnių krioklių. Šiandien labai daug žmonių. Štai sėdi ir čia, ir ten yra pavėsinė. Labai fainas oras, todėl visi, turėdami išeiginę, stengiasi išeiti į gamtą. O štai čia pažiūrėkite, koks takas mus lydės visą laiką. Visą laiką eisime va tokiu va taku. Kažkur bus padaryti laiptai akmeniniai. Nežinau, kada juos padarė, ar seniai padarė, ar tik tais dabar. Bet va nuolatos eisime, va žengsime per akmenis. Štai pažiūrėkite, kaip šaknis jau nušlifuotas žmonių. Ir va taip į viršų kilsime. Pažiūrėkite, koks vaizdas. Tiesiog fantastika. Man iš tikrųjų šita vieta primena Rodose, yra toks drugelių slėnis. Tai čia yra tokių vat krioklių slėnis vadinamas. Biulertalio krioklių slėnis. Pažiūrėkite, kaip fainiai atrodo viskas. Tikrai atsiduri kaip pasakoje. Nežinau, kiek girdisi nuo šito šniokštimo, bet tenka vat ir per tokius vat akmenis brautis, žiūrėti, kur statai koją. Nes galima labai lengvai nykstelti. Būtinai prieš tokį žygį reikia padaryti apšilimą, šiek tiek pramankštinti čiurnas ir tik tada žygiuoti. Matote, čia netgi kažkoks dar upelis papildomas bėgo, kuris greitai išdžius ir nežinau, kiek bus vandens, kada jau bus vidurvasaris ar vasaros pabaiga. Vat įdomu būtų pažiūrėti. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo tokie vat samanuoti akmenys. Ir tokios švelnios samanos. Labai faina. Jaučiuosi tikrai kaip pasakoje. Toks lieptelis. Pažiūrėkite, labai įdomiai medinis padėtas ir ant viršaus užtepta su tokio kaip betono, kad kojos neslystų. Aš čia ėjau, kada buvo šiek tiek apšalę ir tai ganėtinai saugu eiti. Nors visą laiką reikia pasisaugoti. Tam yra padarytas štai toks porankis, kurio galima pasilaikyti ir užlipti į viršų. O mes dabar lipame dar aukščiau. Tai pažiūrėkite, koks tiltukas čia įrengtas. Irgi matosi nesenas, visiškai neklebantis. Ir čia galima atsistoti, štai ten aukščiau dar eina žmonės, kur ir mes su jumis keliaujame. Nors taip norėtųsi čia tiesiog atsisėsti, pasėdėti ir pabūti va tokioje aplinkoje. Pažiūrėkite, čia kokie akmenys, prieikime arčiau. Apsisamanoja. Štai, pažiūrėkite, kokios minkštos pūrės samanos. Ir čia galima būtų pasislėpti nuo lietaus. Jeigu labai stiprus lietus užkloptų, galima būtų šiek tiek palysti.
Nežinau, kiek jums matosi, bet štai ten vanduo atrodytų teka tiesiai iš akmens. Įdomu, ar ten yra už akmens kažkoks plyšys, ar jau tiek vanduo savo prasiskynė kelią kiaurai akmenį ir padarė vamzdį. Bet taip atrodo, toks įspūdis, kad iš akmens vidurio kažkur teka vanduo. Labai įdomiai atrodo. Štai čia yra ir tokios poilsiavietės, kur žmonės gali sustoti. Ir ten buvo užrašas, kad yra vanduo. Ir galima greičiausiai įsigyti kažkokią stiklinaitę atsigerti. Pažiūrėkite, kokie laipteliai. Įdomu, ar šitie akmenys čia gulėjo, ar juos visgi reikėjo iš kažkur iš toliau atvilkti ir padaryti štai tokius laiptelius. Jeigu reikėjo atvežti, tai čia nėra jokio kelio aplinkui. Čia gali tik tais atnešti ant rankų ir sudėti. Gal kažkokia technika ir yra, kuri galėjo čia įvažiuoti kažkur, bet aš tom abejoju ir tokius laiptelius greičiausiai žmonės padarė rankomis, kas yra tikrai įspūdinga. Oras toks labai pavasariškas ir kvepia gėlėmis. Viskas aplinkui tik tais pradeda žydėti, bet kvapas toks labai malonus. Štai pažiūrėkite, ir čia einame per tokius šlapius akmenis, bet koja visiškai neslysta, nes jie tokie grublėti ir pavojus nukristi yra minimalus. Bet vis tiek reikia būti atsargiam ir taip kaip ožiukui per tos akmenis šokinėti. Pažiūrėkite, čia praktiškai nesimato keliuko, kur galima žengti, o kur negalima. Bet šiek tiek viršūnės akmenų yra nušlifuotos nuo lankytojų kojų, lankytojų kojomis, jeigu taisyklingiau, tai ir stengiasi eiti ten, kur nėra samanų ant akmenų. O pažiūrėkite, radau kažkokį ženklą, tikrai labai senas, 1826 metai. Labai įdomiai parašyta BHLTHL. Net nežinau, ką tai galėtų reikšti. Iš pradžių iš toli pažiūrėjau, pagalvojau, kad yra Biul užrašyta, bet galbūt čianais užšifruotas Bühlertal pavadinimas. Ar matote, palyginus su žmonėmis, kokio didumo yra kriokliai? Štai ten mažiukai tie yra žmogeliukai ir mes irgi su jumis kartu kilsime ten į viršų ir užkilsime dar aukščiau, negu yra tas tiltukas viršuje, kur eina žmonės. Bet pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo kriokliai. Taip netgi šiek tiek nejauku čia stovėti, bet galima va čia užsilipti ir štai taip slėptis nuo oro negandų. Čia gal kažkada ir slėpdavo žmonės. Čia matosi suversti akmenis, padarytas štai toks tvirtinimas, kad galima būtų kažkokį gervę pakabinti, kad su tą gervę užvilkti į viršų. Gal vilko va šitos laiptelius. Iš tikrųjų jau lipu kažkur apie 1,5 kilometro į viršų ir dar
pakilimas nesibaigia. Kad ir esu pavėsėje, bet nuolatos reikia kilti į viršų, jau labai sukaitau. Bet matant tokius vaizdus, nesijaučia jokio nuovargio, nes tu momentaliai pasikrauni tos gerosios energijos. Ir štai galima netgi užlipti ant to didžiulio akmens, po kurio mes ką tik buvome. Ir rekomenduoju visiems, kas netoliese būsite, būtinai aplankykite šitą vietą. Nes parodyti ir papasakoti yra viena, visai kas kita yra pajusti patiems. Pažiūrėkite, netgi kažkas atvilko metalinį plieninį švelerį. Yra cinkuotas, ilgai laikys. Ir pastatė štai tokį tiltuką. Pažiūrėkite prieš tokį krioklį. O štai radau ir suoliuką, kol žmonės lipa į apačią, kad nereikėtų prasilenkti ant tų siaurų laiptų. Tai aš juos praleisiu į apačią ir tada kilsime dar aukščiau su jumis. Dar vieną dalyką įdomų radau, bičiuliai, pažiūrėkite. Akmenyje kažkas išskaptuota, nežinau kiek jums matosi. Jeigu prastai matosi, aš pabandysiu paskui kompiuteriu padaryti linijas, kaip čia viskas yra išskaptuota. Tai vat neaišku, ar čia kažkoks senovinis simbolis, pagonių kokiu nors, germanų tautų, ar čia kažkoks iš naujų, gal kažkas užsimanė įsiamžinti va tokiu būdu. Jau vos atgaunu kvapą, prieinu tokios vietos, štai matote, netgi šlapias akmuo, reikia taip atsargiai pereiti ir panašu, kad čia yra netgi keli upeliai, kurie suvažiuoja paskui į vieną, bet čia jie taip išsiskiria. Labai faina čia. Šiek tiek pasėdėjome, atsipūtėme. Panašu, kad mums į šitą pusę, čia yra tokia kelrodė ir panašu, kad taip galima būtų pakilti į viršų. Tai mes dabar tą ir pabandysime padaryti kartu su jumis. Kirsime, ten matau žmonės irgi stovi, dvejoja, nežino kur eiti, bet aš lygtais prieš 2 savaitės ėjau būtent šito keliu. Tik aš jums tuoj parodysiu, kaip visi šitie keliukai atrodė prieš 2 savaitės. Kaip ir sakiau, tas didelis upelis susiformuoja iš daug mažesnių. Ten, žiūrėkite, automobilis važiuoja. Iš šono teka mažesni upeliai ir jie visi po akmenimis, čia greičiausiai irgi kažkokie dideli akmenys guli, ant jų žemė. Ir ten pasidaręs kanalas, vanduo savo prasiskynė tokį kanaliuką ir prabėga kiaurai. Ir visur iš aplinkui subėga upeliukai į tą didelį ir tada teka jau žemyn ir teka tais kriokliais, kuriuos mes matėme su jumis. O mes palipsime dar aukščiau. Visgi mes šiandien dar turime pasiekti tą namą, kurį matėme iš apačios. Štai, bičiuliai, pažiūrėkite, dar yra likučiai sniego. Dar ne visiškai ištirpęs. Labai tikiuosi, kad viršuje pamatysime dar sniego. Gal aukščiau yra šiek tiek žemesnė temperatūra. Bet irgi labai įdomu, kai apačioje kažkur plius 20 laipsnių šilumos ant saulės, o tu gali pačiupinėti sniegą. Nežinau, kiek toli jau nuėjau, bet vis dar kylu į viršų, dar girdžiu upeliuką kažkokį mažiuką ir dar kelias vingiuoja į viršų, nors tas pastatas, iki kurio mes einame, kažkur yra ten toliau miške, bet nesukau to posūkio, kuris veda tiesiai link pastato.
pabandysime kažkaip čionais aplinkiniais keliukais. Turiu navigacijoje pasižymėjęs vietą, kur yra maždaug tas pastatas. Ir mes vis tiek iki ten nueisime, netgi jeigu ir teks grįžti atgal. Štai pakraščiuose dar matosi kai kur baltuoja sniegas. Kai buvau čia prieš 2 savaitės, tai jau bridau per sniegą. Čia buvo visiškai užsniegtas kelias ir dar sniego. Irgi labai toks įdomus jausmas eiti iš vasaros į žiemą, kur sninga. Čia pažiūrėkite, bičiuliai. Oi, pažiūrėjote, ne? Jau koja šlapia. Taip norėjau jums parodyti šitas samanėlės, kur teko matyti ir palei gyvenamosios namus. Tokias pasodina. Bet va dabar koja jau šlapia. Čia šituo keliu jau labai mažai žmonių eina. Vat grupelė tik tais už nugaros kažkur keliauja. Daugiau čia nei gyvos dvasios. Tai tokia ramybė, ramuma. Ir tas upelis, jisai ganėtinai toli. Ir jo niokštimas vos girdisi. Priėjome tokios kelskiros. Šitas takelis turėtų vesti prie to pastato. Bet aš visgi dar noriu surizikuoti ir eiti šituo keliu. Ir tik tuomet pasukti į kairę, jeigu tenais bus pasukimas. Jeigu ten posūkio nebus, tai mes grįšime vėl atgal čia. Bet pažiūrėkite, 3 vietose teka štai va tokie va upeliai, kriokliukai ir suteka į apačią. Ir ten jau formuojasi tas jau didesnis upelis, kurį mes matėme apačioje. Jau kurį tai laiką kylame į viršų. Ir jau jaučiu, kad po truputį vėsta čia viršuje, apačioje tikrai buvo šilčiau. Čia ir saulės nėra, ir pakilimas jau nebe toks status, bet vis tiek einu vis dar į viršų. Bet jau galvoju, kad toj reikės jau ir striukę užsimauti, nes jau pradėjau vėsti po truputį. Bet dar šiek tiek paeisiu, pažiūrėsiu, ar ten bus posūkis, ar nereikės mums grįžti atgal. Panašu, kelias manęs nenuvirė. Yra posūkis į kairę, praeitą kartą aš ėjau į dešinę ir dariau didžiulį tokį ratą. Bet buvo čia viskas apsnygę pilnai. Dabar galite pažiūrėti dar kartą, kaip atrodė kelias šitoje vietoje. Eisime dabar ten į apačią. Ir aš vis žvalgausi aplinkui. Labai norėčiau surasti meškinio česnako. Iš tikrųjų nesu nė karto ragavęs. Esu matęs video nemažai, kai keliautojai keliauja miškais ir skinasi tą meškinį česnaką ir labai skaniai jį valgo. Todėl labai norėčiau surasti jo ir pavalgyti. Jeigu nerasiu čia Vokietijoje, būtinai reikės Lietuvoje pažiūrėti, kuriuose vietose jo gali būti. Tai būtinai nukeliausiu, bent jau, kad paragauti, kas tai yra. Einant pro tokias vietas, kur va tokie didžiuliai akmenys, luitai, tokios mintis lenda į galvą, va kaip iš pasakos, kad čia kažkada buvo didžiulė pilis, kur gyveno princesė, princai. Kažkur gal netgi yra paslėptas lobis po šitais va akmenimis, kažkur gal pamatai yra. Va tokios mintis lenda čionais. Nes nu tikrai, kaip pasakoji jautiesi. Pažiūrėkite, bičiuliai, koks šaltinėlis. Ir irgi yra ženklas, kad tai nėra geriamas vanduo, bet va vos čiurlena. Oi, labai šaltas vanduo. Försterbrunn. Net nežinau, ką reiškia Förste. Kažkoks miško gal. Būtinai pažiūrėsiu, vertėjų išversiu jums ir apačioje parašysiu. Kągi buvau įlindęs į telefoną, pažiūrėti, ar yra internetas. Internetas čia netraukia, bet jau gavau žinutę, kad Tele2 mane sveikina Prancūzijoje. Netoli visai Prancūzijos sienos esame, todėl ir pagavo signalą kažkurio artimiausio bokšto Prancūzijoje. O mes jau leidžiamės ganėtinai ilgai žemyn, gal kokie 2 kilometrai jau, nueiti nuo aukščiausio taško, iki kurio buvome nuėję, ir vis dar leidžiamės žemyn.
O čia pažiūrėkite, kiek yra nupjautų medžių. Štai kiek kelmų yra. Ir toks kvapas šviežios medienos. Jaučiuosi kaip kokioj lentpjūviai dabar. Vau, o čia pažiūrėkite, kaip aukštai viskas. Ir vienas keliukas eina, ten matosi apačioje dar vienas keliukas. Taigi mes netaip žemai jau esame. Ir čia jau pro medžio šakas aš jau matau mažiukus nameliukus. Čia greičiausiai biliardalis jau matosi. Tikiuosi, kad bus kažkokia atviresnė vieta, kur galėsiu ir jums pademonstruoti, kaip atrodo vaizdas iš pat viršaus kalvos. Miško vidury kažkoks namukas pastatytas. Gali būti, kad kažkoks senovinis, nors stogas jau matosi remontuotas. Įkiškime galvą į vidų, pažiūrėkime, kas čia iš tikrųjų yra. Kas čia? O, čia žvyro. Čia žvyras supila, reiškia, apačioje galima automobiliu privažiuoti. Ir štai tokį žvyriuką. Štai tokį žvyrą ten viduje pripilta yra. Ir galima jį kažkaip atidarius, ten apačioje matau, kad sklendė kažkokia yra. Ir prisiberti į automobilį. Iš miško grįžome į civilizaciją. Nežinau, čia dabar taip atvirai einu keliu, kur atvažiuoja automobiliai. Čia vėlgi yra tokia parkavietė, į kurią galėjau atvažiuoti ir dviračių leistis žemyn. Štai tas geltonas pastatas, kurį mes matėme iš apačios. O man dabar labai įdomu būtų pakilti čia į viršų. Dabar buvome labai gražioje vietoje, kaip matote, kokie atsiveria vaizdai. Matosi ir biliardalis, ir biulis netgi, kur aš dirbu. O dabar laukia vėlgi ilgas nusileidimas, apie 3 km į apačią. Ir vėlgi grįšime prie krioklių. Pažiūrėkite, bičiuliai, kokie akmenys didžiuliai. Atrodo, vos laikosi. Davai biški pastumsim. Nesist. Mes ir vėl grįžome prie krioklių, tik dabar lipsime jau nebe į viršų, o lipsime į apačią. Dar parodysiu vieną pavėsinę, kurią irgi norėjau jums parodyti, parodysiu, kas yra jos viduje. Pažiūrėkite, bičiuliai, netgi medinis toks laiptelis padarytas, visi akmeniniai, o čia kažkas įdėjo medinį. Tikriausiai akmeninis išlūžo ir padarė, kad vis tiek galima būtų naudotis šitais laiptais. Na kągi, bičiuliai, nusileidome į apačią ir dabar jums parodysiu kai ką norėjau parodyti. Pažiūrėkite, kokie ragai yra prikalti ir kiek yra visokiausių užrašų. Čia buvau radęs kažkur apie 80-osius metus. Kažkas, nežinau, kiek jums apšvietimo čia užtenka, bet yra ir kirilica parašyta, yra ir lotyniškom raidėm parašyta ir metai. Kažkur aš buvau radęs čia apie 80-osius metus. Dabar, aišku, nerasiu ir nežinau, kiek jums matosi. Pabandysiu netgi taip atsistoti, kad šiek tiek geriau matytųsi. Tie, kurie naujesni išraižymai, kurie nėra uždažyti, jie labai gerai matosi. 2015 metai, žinoma, tai visai neseniai buvę. Bet kažkur aš šiandien ieškojau, žiūrinėjau, tai radau apie 80-osius, štai
parašyta 96-95 metai. Norėjau arčiau prieiti, bet labai ilgai bachariukai perkasi. Noriu jums parodyti, tenais yra savitarnos atsigėrimo tokia vieta. Susimokė, tenais yra kasa, va štai kur meta pinigus. Ir tiesiog va žmonės ateina, įsipila, susimoka pinigus ir atgal butelius sudeda. Įdomu, ar naktį veikia čionais viskas ar ne. Bet labai va įdomu tai padaryta ir visi va sąžiningai ir netgi va jauni bachariukai irgi dedasi. Pinigus susimoka ir pasiima limonado atsigerti. Vėl nusileidome prie šito drakono žvėnų namuko, tik dabar eisime ne pro ten, pro kur atėjome, o dabar eisime šito takeliu. Čia pažiūrėkite iki mano darbovietės, ten kur dirbu, miestelis vadinasi Biuli, 10 km, o iki Biulertalio 4 km, va šitais va takiukais. Kągi, einame, pažiūrėsime, gal čionais irgi ką nors įdomaus pamatysime. Tai pažiūrėkite, tenka ir per tokius akmenis atlipti. Reikia labai atsargiai, kad nenykstelti kojas. Ir dabar leisimės į apačią. Ir pažiūrėkite, visas keliukas eina va taip. Pakyla į viršų, leidžiasi žemyn, pakyla į viršų, leidžiasi žemyn. Ką jie čia galėtų veisti? Jeigu kas žinote, parašykite komentaruose. Matote, užtrauktas yra tinkliukas. Ir vamzdžiai kažkodėl išvesti į viršų. Ir va taip vanduo... matau, ten va plaukia žuvis iš tikrųjų. Čia toks žuvų veisykla tokia. Ir tikriausiai tos žuvytės paskui paleidžiamos į tą upelį ir plaukia į apačią. Reikia žinoti, kada paleis. Apačioje galima pastatyti tinklą ir va vakarienę savo pasigauti. Matote, o čia tikriausiai bus mažesnis gal muilis. Jo, matau, žuvytės plaukia, nežinau, ar jums matosi, bet ten vartasi, va, tai ir pelekai matosi, va. Pažiūrėkite, kokios žuvis. Aš nelabai tų upinių žuvų žinovas, bet ten labai panašu gal į šapalus. Melsva uodega tokia, kas žinovai, kas yra jau tikrai upių žvejai ir žino, kaip atrodo šapalai. Tokia melsva uodegytė. Šonas, kaip aš nežinau, kaip kokios nors raudės, kažkas panašaus. Ir liktais gelsvi tokie pelekiukai. Uodega mėlyna, gelsvi pelekiukai. Tai va, kas žino, parašykite būtinai komentaruose. Labai įdomu. Spina yra uždėta, negalima įeiti pačiupinėti. Vėl reikia saugotis automobilių ir dar pamačiau tokį ženklą, pažiūrėkite. Atsargiai varlės. Tai greičiausiai migruoja kažkaip tos varlės. Ir vokiečiai netgi tokius ženklus stato, ne pirmą kartą matau. Mačiau ir kai dirbau prie Berlyno, miškuose irgi tokie ženklai yra. Ir šiandien anšlagas. Pilnos aikštelės mašinų, netgi mačiau ten į viršų pavažiavusios mašinos, kurių aikštelė baigėsi. Pažiūrėkite, kokie ežiuką radau. Plastikinis. Galvojau, gal molinis bus. Pažiūrėkit, bičiuliai, katinukas vaiko drugelius išgąsdinom. Wow. Ir štai jau namuose. Matote, kaip patogu.
Na, o čia jau visi upeliai, kai subėga į vieną, tai pažiūrėkit, jau vos ne visa upė gaunasi. Ir va šita upė teka tiesiai vat pro mūsų namus. O čia šitoj pusėje, matau, yra pieva, kurioje ganasi, pažiūrėkite, ožiai. Gal ten ožka, bet ten tikrai didžiulis vat ožys su dideliais tokiais ragais. Matote, langinės yra tokios metalinės grotos. Ir eidamas pagalvojau, o kam galėtų būti skirtos jos tokios. Nes iki antrą aukštą palipti ganėtinai sudėtinga būtų. Tai kas žino, būtinai parašykite komentaruose, kam va tokios vat grotos ant langų sudėtos. Gal čia koks kalėjimas? Na štai, aš jau prie savo automobilio. Pažiūrėkite, kokią platumą jau upė pasidarius. Tikiuosi, jums gerai girdisi dėl šniokštimo upės. Pažiūrėjau į laikrodį, yra 3:30. Šiandien jau neeisiu iki miestelio, neeisiu į viršų, kur norėjau jums dar parodyti vaizdų, nes 10 valandą į Niurnbergą atskrenda kolegos, o man iš čia važiuoti juos pasiimti apie 300 km. Kągi, nusėdo paskutinis akumuliatorius, video netikėtai nutrūko, bet aš jau persirengęs, įkroviau akumuliatorių tik tam, kad pasakyčiau jums iki sekančio video. Iki.